Bankas vienai įmoniai nedavė paskolos ir atsakymas buvo, nes jūsų yra neigiamas nuosavas kapitalas. Tai laukiu prisijungiant moters į konsultaciją visiškai netrukus. Pažiūrėsime, kaipgi tos įmonės finansai atrodo apskritai, kiek jinai turi turto, kiek jinai turi įsipareigojimų, kodėl tas neigiamas nuosavas kapitalas susidarė ir ką galima su juo padaryti. Iš tikrųjų, yra tų sprendimų, ką galima padaryti ir kaip galima taisyti neigiamą nuosavą kapitalą. Aišku, ne visiems tinka, tai pažiūrėsime. O laukite tęsinio, padarysiu dar vieną video, ar pavyko iš neigiamo nuosavo kapitalo padaryti teigiamą ir ar šita įmonė jau bus pasiruošusi dar kartą teikti paraiškas bankam dėl kreditavimo. Na, o apskritai, kas tas neigiamas nuosavas kapitalas, turėčiau jums visiems priminti, tai kas yra įmonės kapitalas, tai yra įmonės savininkų, jeigu tai yra mažoji bendrija, tai mažosios bendrijos narių, įneštas kapitalas į įmonę ir plus taip pat uždirbtas rezultatas. Tai šiuo atveju aš mačiau, kad savininkė jokio kapitalo nėra įnešusi, bet turi uždirbto rezultato ir rezultatas uždirbtas šiuo atveju yra neigiamas. Tai va, neigiamas rezultatas, tai reiškia nuostolis, dirbom į minusą, pajamų gauta mažai arba negauta visai, sąnaudų arba išlaidų patirta ir susidaro minusas. Tai tas minusas jisai ir keliauja į tokį rodiklį, kuris vadinamas neigiamu nuosavu kapitalu. Ir žinot, kai mes generuojam nuostolį tuo metu, tai atrodo, na tai va ir tauposi mokesčiai ir panašiai, bet iš tiesų tai yra labai negeras dalykas įmonėm, būtent nuostolio generavimas, nes tai virsta to neigiamu nuosavu kapitalu. Tai išsamei, iš tikrųjų, jeigu jums irgi rūpi įmonių finansų temos apie jūsų įmonę, apie jūsų pažįstamas įmonės, kad suprasti tos įmonių finansus iš esmės, tokius esminius dalykus, tai www.žinius.lt video mokymų skiltyje esu paruošusi 3 modulius. Tai yra finansinių ataskaitų skaitymas žingsnis po žingsnio, kas iš kur ten atsiranda, kaip ten generuojasi ar ne balanse, turte, skolose, kokie tie rodikliai. Tada finansinių ataskaitų analizės modulis, kada jūs jau mokote skaičiuoti EBITDA, nes kredituojantis bankuose dar ir EBITDA labai svarbu. Skaičiuojate, aišku, ir kitus rodiklius. Ir trečiąjį modulį esu dar atskyrusi, kada jau jūs savo įmonėse statote valdymo apskaitą ir bandote nusistatyti rodiklius, kasdienius, kas savaitinius, kas mėnesinius, kaip stebėti savo įmonės veiklą čia dabar ir greitai, kaip suprasti, ar viskas mums sekasi gerai. Tai visų pirma, sekite mano paskyrą TikTok'e, sekite mano paskyras YouTube kanale, Facebook'e, Instagram'e ir taip toliau. Visur dalinuosi tokiu pačiu panašiu turiniu. Ir laukite šitos istorijos tęsinio. Tai ar pavyks šitai